Pabūk. Ova. Padėk gal biškį. Suruošus lipt šiandien. Pasiruoš, pilna legendos, 300 žmonių. Dar reiks spėt Fordą nusistumti. Tuoj būsim. Bet atsargiai duobė. Kairė. Lauk, šoksiu, stum. Padėk, biškį. Dušas yra legendose. Pakriauklę nesprausim. Tai pirmas tipis šiandien. O gal sustojam kebabų dar? Galima vieną didelį kebabą su česnakiniu ir vieną mažą su čipotle. Viską. Ačiū Jums. Šiaip tai gali įsiredėt, kol nes valgo. Man atrodo, kad paliekam ir viską, žinau. Sakai? Aha. Palauk, kodėl mes stumėm? Draudimas baigęs. Trauk, Tik parkingą nepamiršk užstatyti. Kas čia? Parkingas. Negi baus mašiną savainikų. Du ragelį geriau. Kam? Tai atsiųsiu Car1. Galėsi parkingą užsistatyti ir dar draudimą išsirinksi. Va, žiūrėk, imk. Aš man ir teisės baigęs. Roči. Eina. Ir tikas pasibaigė. Palauk, va paveikslas. Šou remia nemokama programėlė Car1. Visiems vairuotojo poreikiams išskyrus vairavimą. Ir dar paprašysiu palaikyti palojimus ir pasitikti vieną vienintelę Vitą Žymą! Jie visi, kas turi psichologinių problemų, sakykite hei ho! Jaunimo linija 8800 2888. Tie, kurie nieko nesakė, koks jausmas turėti palaikančius tėvus. Nes aš kažkada pagalvojau, kad aš mieliau paskambinu jaunimo linijai negu tėvam. Aš skambinu jaunimo linijai. Na, visada būna paskambinę. Sveiki, jaunimo linija klauso. Sveiki. Žinokit, aš nebežinau, ar noriu gyventi, nelabai matau prasmės. Na, turėtų būti sunku išgyventi tokius jausmus, papasakoti, kas jums juos sukelia. Ir tada paskambini mamai. Mam, žinok, nežinau, ar noriu gyventi. Buvai ant kiemą išėjus. Prasmės dėsi, nedudėsi. Aš savo mamą patarimukų fėją vadinu. Jo, aš sergu depresiją. Nuo vaikystės sergu. Ir tokią ligą turėti nuo vaikystės yra žiauriai šūdinas reikalas, nes tu kaip vaikas nežinai savo veiksmų pasiekmių. Tiesiog nesuvoki, ką tu gali padaryti ir kas bus po to, ne? Aš, pavyzdžiui, man buvo antroji klasė, tėvai skiria man namų areštą ir aš galvoju, aš jiem parodysiu. Ir aš sugėriau pusę buteliuko tablečių. Nuėjau pas juos į kambarį ir sakau, tai neišleisit? Net į ligoninę? Ir motina žiūri tokia, Dieve, vaikeli, kam tu tiek žuvų taukų surijai? Aš jiem parodžiau, kaip viduriuoju. Bet man keistas dalykas yra savižudžiai. Aš irgi turiu potraukį savižudybę, kaip hobis skamba, kartais. Aš turiu potraukį savižudybę, bet man visada įdomu, pavyzdžiui, tie, kurie rimtai galvoja, ar būna, kad juos kažkas gatvėje užpuola su peiliu ir jie tokie... bent pagalastas. Ne, ir sunkiausias gal dalykas yra, kad kai sergi depresija, tu nesugebi savim pasirūpinti. Aš, pavyzdžiui, aš niekaip nesugebu prieš naktį nusivalyti makiažo. Niekaip, tiesiog. Aš žinau, kad dabar mergos mane apžergs per žignos. Gerai. Galite apžergti, man jau nebesvarbu realiai. Parašykit man liūdna. Ne, aš nesugebu nusivalyti. Aš nusivalydavau makiažą, nebent kai būdavau girta. Bet kai girta, pana žino, mes kai girtos ten nėra valymasis. Tu varai kaip mašinų valytuvai, tiesiog trini. Ta micelinį vandenį pohui tiesiai ant savęs. Kažkada bandžiau su paprastu vandeniu nusivalyti. Bičiai nežino, pana žino, vanduo nenuvalo, tik įtrina. Ir aš buvau po renginio, aš buvau su tokiom juodom akim, tokiom raudonom lūpom. Ir aš trinu, užpisa, nuėjau virtuvę, susiradau Cheetos cheeseballs, prisėdžiau, atsikeliu Vokietijos vėliavą.
Mano bičas jau iš kambario leidžia. Auf der Heinden en kleines. Ateina man sako, nu ką tau, pajunk komisarą Reksą, Kobra 11. Kas ten ploja? Tika žmogui tiesiog. Jo, bet nieko greit jisai pasidavė, nes čia mano kova. Literatūrinės biški. Ne, bet yra šitas dalykas, man draugai sako, tipo, nu blemba, Vita, jeigu tu nesugebi nusivalyti makiažą, tiesiog nesidažyk. Tiesiog nesidažyk. Ir tipo, jo, bet aš nepasidažius atrodo kaip Skvernelis. Nėra, kad man į naudą tai. Ir šiaip šita visas dalykas, kad su depresija, pavyzdžiui, man ganėtinai dažnai liūdna būna ir aš galvoju, reikia kažką nusipirkti, kad būtų linksmiau. Ir nusipirkau nesenai žuvytę. Upėtakį. Filė gabaliukais. Kažkaip nepatogu glostyt buvo. Galvoju, reikia kažko minkšto ir pukuoto. Tai dabar auginu pelėsį. Pabandykit, visai mielas toks. Visokių spalvų yra. Ne, bet, nu, tipo, mano draugai biški jaudinas dėl manęs ir aš suprantu juos, jie jaudinas, sako, Vita, mums biški neramu, nes tu per daug bairių apie savižudybę. Ten, kai su jais sustinka, mano visas bairiai apie virvės yra. Ir, tipo, sako, mes tikrai jaudinamės dėl tavęs. Ir aš, kadangi, nu, esu gera draugė, aš visada juos nuraminu, sakau, viskas gerai, jums nebereikės ilgai jaudintis. Neužsitęs. Nes man reikia iš kažko pramogą pasidaryti, nes man žiauri liūdna. Nes dabar mano vienintelė pramoga, kad mane kabina 10-metis. Rimtai, mano draugės vaikas, aš nuvariau pas ją, mes sėdim virtum, jis toks ateina, Vita. Ir manęs jau ilgą laiką nieks nekabino, aš tokia, baig. Aš jau pažiūrėjau mūsų zodiako ženklų sudernamumą. Žvengia tos, kurios visos žiūrėjo irgi, ne? Ne, bet jis vandenis, aš mergelė, tai nieko nebus. Nu, tikrai ne amžius limitas mus stabdo. Jo, ir esmė, kad, nu, tipo, kaip atsikratyti 10-mečio, aš moku atstum suaugusi vyrą, bet ką man pasakyti 10-mečio, tipo, mum nepakeliui, atrodo, kad aš jo į burelį nenuvešiu. Ir, jo, ir aš nesididžiuoju, bet aš jį atstūmiau, kokį pasirinkau kelią. Nes, pirmiausia, aš pradėjau klausinėti draugės, tai kodėl, kas čia vyksta, kodėl jis mane kabina. Pasirodo, jis su savo draugais pamatė mano video TikTok'e ir susilašino iš 10 eurų, kad mane nukabins. 10 eurų. Mano 2 metai darbo ties savivertė tiesiog dingo. Aš atsimenu, aš tą naktį grįžau, aš tiesiog rašau Facebooką, visi vyrai vienodi. Jo, ir kai jį atstūmiau, ne pats geriausias kelias, man nesididžiuoju to, bet aš jį įtikinau, kad aš turiu penį. Deja, bet mane išgelbėjo homofobija šio klausimo. Jo, nežinau. Man taip pat draugai sako, blemba, Vita, jeigu tau taip sunku berną susirasti, tiesiog nuleis standartus. Tiesiog nuleis standartus susirasti. Ir taip, jo, bet paskutinis bičas, su kuriuo permogau, buvo, nes jis mokėjo parodyti vilką ant šešėlio. Nėra aukšti standartai, man atrodo, čia. Mes susipažinom Šarvojime. Žinau, romantiška meilės istorija. Jo, jisai literaliai užkišo ranką už lempos ir padarė, kad vilkas suvalgo karstą. Ir aš galvoju, aš noriu jo. Bet kaip užkalbinti vyro Šarvojime? Ką man sakyt, varys į afterį? Jo, nežinau. Man čia yra su juo toks buvo problemytė, nu aš jį nuskabinau vis tiek. Žinai, nu aš dar turiu geimą biškį. Nu mano šiaip labai padeda, kad žinoma, šiaip daugiau nenakabinčiau. Bet jo, ir aš jį nuskabinau ir jis labai nenorėjo dėtis prezervatyvo. Kaip nenorėjo dėtis prezervatyvo. Ir aš po to klausinėjau savo draugių, kame čia bairis. Pasirodo, dabar pačios panos būna tokios, tai nesimauk. Nesimauk. Bet kaip baba, tai nesimauk, pas mane vis tiek nešluota, nesirpta, va, pažiūrėk, kiek dulkių. Nesimauk. Ir svarbiausia, matė tos prezervatyvų įmonės, jos bando padaryti viską, kad mes pirktumėm juos. Ir mes tokie, kam? Pohui tos STD, LSP ir, karoči, pohui.
Ir esmė, nu, bet jos bando, pavyzdžiui, matė ten prezervatyvai dar būna ten ekstra ploni, su skoniai, su gumulėliais. Ir tipo, jo, okei, bet šitos idėjos, jos gerai veikia tik ant popieriaus. Nes, pavyzdžiui, tie prezervatyvai, kur su gumulėliais, ane? Man net žavu, kad kažkas galvoja, kad moterys labiau susijaudins nuo varpo su karpom. Kur tipo, duras karpafleks, bet kas pizdos pydingas, kas čia vyksta? Ir jaučiu, bičiai nežino, kas yra pydingas. Pydingas, užpuola pydingas. Pats gerai, mažiau edukacijos. Ne, bet, pavyzdžiui, kur su skoniais, aš šito suprantu. Su skoniais viskas okei. Bet man, kas labiausiai kliūna, kad tie prezervatyvai su skoniais, jie žiauriai sintetiniai. Žiauriai, tarsi su melionais, tenai, su bananais, su braškiam. Blemai, jiems reikia padaryti kaip Čes čipsai. Blemai, padaryti priedzikus cepelinų skonio, šaltibarščių skonio. Kovo 11 paleidžiam proginį šakočio skonio. Mes patys norėtume mylėti su užsieniečiais ir užsidėti, nes tokie padargauk tikro lietuvišką skonį. Kam tie gumalėliai, tiesiog padarom šakočio rogelius aplink priedziką. Jo, nenorėjo dėtis prezervatyvą, nu, bet buvo tam priežastis, jam turėjo problemų biškių su erekcija. Čia ne apie tą 10-metį jau, ką čia. 10-mečiai problemų nebuvo. Ne, labai blogai. Jo, turėjo problemų ir jis man sako, gal galim pažiūrėti porno. Ir aš iškart sakau, ne, jokių, nes aš turiu problemą, aš negaliu žiūrėti porno. Aš per daug pergyvenu per porno. Aš kai pamatau tas vargšės panas, kai pradeda leisti tą garsą. Ir bičiai toliau grūda, man taip gaila. Bičiai, žiūrėkit, čia kai degaliniai, kai užstatot pil kūrą. Jeigu išgirsti tą garsą, seni trauk šlangą, bakas pilnas. Ir jeigu jai čia bėga ašaras, reiškia pėdi per viršų. Aš negaliu žiūrėti porno, aš kažkada pamačiau per porno, kaip panas skvirtina ir viską varo ant grindų. Aš galvoju, kaip pizda užpils kaimynus. Kažkada pasijungiau porno valandos trukmės, aš po pusvalandžio save pagavau galvojant, a jie man pavalgė. Ar operatorius pavalgęs. Jo, ir yra šitas dalykas. Nu, tipo, buvo fainas bičiukas, bet turėjo vieną dalyką, jis sirgo akne. Nu, tipo, nugaros vagais išvaryta. Ir man draugai iš karto tokia, kaip šlykšta, nefaina. O man visai miela buvo. Nežinau, nes mes kai su juo apsikabindavom ir aš jam braukdavau nugarą ir buvo toks jausmas, kad aš Brailio raštą skaityčiau. Jis dar nesakė, kad mane myli, bet aš jau baigiu perskaityti, kad aš tave myliu, žiūrkė. Ir jis irgi turėjo tokį potraukį, nežinau, kaip pasakyti, įsijausti vaidmenis, į tos roleplay kažkokius. Mūsų buvo mėgstamiausias, kad jis King Kongas, aš Godzilla. Aš galėdavau grįžti namo, iš karto įspiriu duris, tokia... Jis iš karto ant liūstro paskabina. Kaimynai tokia, blėt, kas vėl džiumandžiai žaidžia. Ir irgi iš tų bičių, man labai įdomus dalykas yra bičių fenomenas. Jisai iš tų bičių, kur žinot, jeigu važiuoja prie panas kažkokias, reikia pagazuoti. Visada reikia pagazuoti. Ir aš niekada nesuprantu, ar jūs bičiai rimtai galvojat, kad jūs gausit pis, nes jūs mokat padaryti taip? Man yra nuostabu. Bet jis paliko mane. Jo, ir aš pati jo atsiprašiau, nes aš debylė esu. Ir aš atsimenu, pirmą kartą pas jį atvariau namus ir sako, jauskis kaip namuose. O pas jį namuose pripučiamas čiužinys, miegmaišis ir daugiau jokių baldų. Ir sako, jauskis kaip namuose, aš jaučiausi kaip socialinė darbuotoja atėjus patikrinti. Tiesiog, nu kaip čia įsikūrėm. Bičias kalbinių bliūdė prausės tiesiog. Aš net bijojau klaus, kur todėtas, galvojau parodys kampę palūtės patiestos. Ir sako, ir taip, mes susėdom tokie ir jis man tiesiog sako, nu žinok, Vita, aš nemanau, kad kažkas bus tarp mūsų, aš noriu kažko daugiau. Ko, blėt, stalo? Ir
Ir aš, va tame esmė, aš pati atsiprašiau, kai mane paliko. Aš norėčiau turėti pykti, nes panos turi pykti. Aš neturiu, mano vieną draugę, aš jai tai pavydžiu. Jei skaudino bičas, jinai apmėtė mašiną vazoniniam gėlėm. Rimtai, vidury baltos dienos, aš tiesiog sėdžiu ir man atsiunčia nuotrauką tos išniekintos audinės ir parašęs, kaip galvoju, užteks ar dar kažką užmest. Ir aš iš pradžių galvoju, kad čia tiesiog kažką nufotkino ir kels Instagramą, sakau, nu tai kokį filtriuką, biškį patamsink čia kažką dar užmesk. Ir aš nespėjau atrašyti, jinai man skambina. Ir sako, nu gerai pavariau. Aš sakau, blet, Greta, kodėl? Sako, nu žodžiu. Aš jam necyt čia prasitariu, kad esu veganė. Ir jisai sako, o geras, pakalbėk veganiškai. Ir supykau ir apmėčiau. Ir kame esmė, nes jinai ne tik mašiną, jinai jom būto duris apmėtė ten viską vazoniniam gėlėm. Ir dabar jis ją perdavė į teismą už persekiojimą. Ir mane kviečia liūdyti, nes ta sociopatė nusikaltimo metu man skambino. Ir aš bijau, nes jeigu manęs paklaus, kaip galvojate, ar šita moteris kelia grėsmę visuomeniai? Aš nežinau, kiek tų vazonų dar turi. Ir man baisu, aš net nebegaliu ją kaip į draugę žiūrėti, man kaip, nu žinot, kaip personažas tapo. Tiesiog va, pica, mica, babutė, Kristina Tiškinėme, vazonų mergaitė. Tam pačiam lygiai. Ir man yra, aš pastebėjau, man su panom, aš taip džiaugiuosi, kad esu pana, bet aš pastebėjau biški, kad esu seksistė. Aš pastebėjau šito, kad vis dėlto esu seksistė. Bet, žiūrėkit, bet aš esu seksistė tik tada, kai tai liečia mano saugumą. Nes, pavyzdžiui, buvau vienam bare ir prie manęs prisiknyso 3 ambalai, tokie žiauriai dideli bičiai. Ir ateina moteris apsauginė metro PM. Ir tokia, nu vyrai, turim problemų. Ir aš galvoju, dabar mama abiem pizda. Ir jinai dar išsitraukė pipirinių dujų balionėlį. Kad tipo, jinai jiem pasiekė iki kaklo, atrodė Avono konsultuotė kvepaliukų papurškė tiesiog. Ir buvo, kad man tas su moterim santykiai tokie keistesni. Aš buvau nuėjusi pasimatymą su moterim, nes žiauriai neėjau su bičiais, nuėjau pasimatymą. Ir aš žiauriai bijojau, nes aš tipo, gerai, kaip su bičiais elgtis žinau, bet kaip su panom elgtis pasimatymą, dabar čia kuri kažką kabins, kuri paskui, kaip kas. Ir aš žiauriai jaudinaus. Aš ateinu ir jinai atsisėdo prieš mane ir aš taip drebu ir aš apsivėmiau. Ir jinai žiūri mane pakraupus ir tipo, ką man, blet, pasakyti, ai, tai nesibursim iš tirščio. Šitas pomidoras sako, kad pasimatymas baigtas. Liūdna yra. Liūdna, man su bičiais kažkas, man draugai dar sako, tipo, tai Vita, im kažką iš Hebros. Tiesiog nuskabink kažką iš Hebros, tipo, jo, bet mane Hebroj vadina Vitalka. Nėra, kad čia, žinai, užsives vyrgi nuo to. Vitalka nėra gražus mergos pravardėjo, tipo, Vitalka yra 5-3 metų vyras, furistas su hemorojim ir skrandžio opa. Tikrai bent 2 tokie sėdi šiandien čia kažkur. Aš pastebėjau šiaip, kad aš esu moteris zefiriukas. Žinot, kaip būna, kad varai į tūsą, tipo, nusiperki zefiriukų ir po 3 dienų tokia, o, blet, dar šitų turėjom. Tai man būna, taip, po 3 dienų bičiai atsiranda, tai, o, blet, gal parašom Vytai. Blet, kaip liūdnai skamba, ne? Nežinau, aš nežinau, gerai, nesenai ėjau deitą, galvoju, gerai, nepasiduosiu, nuėjau pasimatymą. Ir aš normaliai, aš pasipuošiau, pasidariau šukuosnę, pasidažiau, ten užsidėjau suknelę, visą, ateinu ir bičio pirmi žodžiai man, blet, kokia tu didelė. Zik, aš to būčiau norėjus. Atrodo, kad aš vaikystį medžiaus. Brangus Dieve, padaryk, kad man tėvo treningai tiktų. Aš net neturėjau niekad rūbų išaugimo, aš visus išaugdavau. Ir dar kas, jisai biški už mane žemesnis, gal iki čia buvo. Ir aš nežinau, kas yra mano smegenim. Bet jeigu bičias už mane žemesnis, mes kol einam, aš pradedu trauktis po biški. Kur gale pasimatymo, atrodo, kad ne pasimatymas, bet aš tiesiog pasigavau joniuką ir veduos virti katiliuką. Kur Gretutė? Mes einam rimtai, mes einam tokie ir į vienu momentu. Ar tu, blet, sergi kažkuo, ar... Kas tau yra? Nežinau, kodėl tokia didelė užaugau, na, kaip mane užpisa. Gal aš vaikystėj blogų momentų pagavau kamuolį, kai ten žaidėm šansas. Kai ten, tipo, kuo būsiu užaugus? Hagridas, zajebys, blet.
Atsimena tą žaidimą šansas? Blemba, ant kiek ne pačio geriausio gyvenimo vieni kitiem linkėjom. Visada atsimenu, būdavo, kiek vaikų turėsi. 10, 20, šansas, blet! Ir tu jau galvoji, 20 vaikų, kur man juos padėt? Gerai, 5 nuvešiu babai, 3 išūdinė, gerai, dar 12 vaikų. 12 vaikų. Man dar tik 6 metai. Arba atsimenu, kokie originalūs būdavom irgi. Kokie vaikų vardai bus. Šūdas, mėšlas, šūdas, šansas, blet! Ta vakarą gavos, kad aš turėsiu 20 vaikų, vardu šūdas, susituoksiu su tėvu ir gyvensiu Malkiniai. Aš realiai esu 2 žingsniai nuo to. Bet atrodo, kad 2-4 valandų scenarius mes kūrėm tiesiog. Bet man įdomus dalykas yra šiaip su vaikais, nežinau. Aš turiu keistą santykį su vaikais, nežinau, jeigu kas matė man anksčiau stand-upus, aš turėjau tiesiog 10 minučių apie abortus. Ir... Bet žiūrėkit, dar turiu jums klausinėti, aš nieko nekalbinsiu, viskas ramiai. Tiesiog paplokit, bet būkit nuoširdūs gerai. Paplokit, kas esat galvoję, kiek vaikų iškirstumėt. Okay. Tiesiog parėkit iš publikos, kiek galvojate iškirstumėt, kas kiek. Bet kas, aš nekalbinsiu rimtai. Iš karto? Kaip tu galvoji tiesiog eilutę sustatyti ir visiems? Kažkas sakė 10, pasitikiu savim. Mes rimtai, man kas atrodo, kad mes per daug savim pasitikim. Nes tipo, aš irgi kažką galvoju, kiek vaikų išskirščiau, bet tada buvo, kad nešiau šiukšlės, dariau konteinerį ir pasitempiau raiščius. Mano metų bičias, aš dėl to metu į antrą ten lengviau pasikėdė. Žinot, kas daugiausiai vaikų iškirstų? 70-metės babytės. Jūs šiaip pastebėjote, kaip jums grįžta jėgos babom su metais? Aš kažkokiu būdu. Aš dabar nuvariau pas babą, tipo, nei ten biški kraustės kažką, aš sakau, bab, gal padėt kažką. Tai sėdėk, vaikeli, sėdėk ir kėdės pintutė tiesiog. Atrodo, kad jie tiesiog išvažo saugo, nereik diržo apsauginio. Keistos babos yra, keistos. Žinot, kas keiščiau negu babos? Nėščios moterys. Kas yra nėščio moterimi? Kodėl nėščios moteris nustoja paisyti socialinių normų? Gerai, mano draugė dabar laukės. Mes išėjom pasivaikščiot. Ir kažkokiu būdu atsidūrėm kapinėse. Ir aš sakau, kodėl mes čia esam? Ir jinai ramiu veidu tokia, tai norėjau pažiūrėti, kokį vaikui vardą duot. Aš pažiūrėjau, kokias pavardės norėčiau. Jonaitė netiktų. Ne. Man kažkada siūlė stand-upinti moterų kolonijoje. Aš iškart sakiau, ne, aš nenoriu sutikti savo herojų. Ne, bet, tipo, viskas sakai. Man patinka, kad mes jau galim kaip visuomenė šnekėti daugiau apie mirtį. Man smagu yra, kad, tipo, galim laisvai apie tai šnekėti, nes reikia iš to pasijuokti, nes tai yra skaudus dalykas. Pavyzdžiui, man buvo, kad vienas vaikinas, jo tėvai buvo mirę ir jis mane pasikvietė kapinę supažinti su savo tėvais. Sako, va, Romualdas, ramus guli, savo ramukas. Užsidega žvakės, taupo elektrą. Velykų pusryčių irgi jam ir kiaušinis ridena man paminklo. Net neklauskit. Bet, tipo, man viskas sakyt, tipo, nėščios moteris maladės yra. Bet man, žinot, kas mane labiausiai užsisakė, pavyzdžiui, gerai, nėščio moterim, kai padaro echoskopiją, ir duoda tas nuotraukytės. Bet esmė, kad tu net jeigu ir nesilauki, tau padaro echoskopiją, vis tiek duoda tas nuotraukytės. Kur man, blet, jas dėt? Nes nebus, kad aš parodysiu draugam, va čia galėjo kažkas būti, bet nėra. Vienintelis būdavo panaudojimas, aš duodavau tai vazonų mergaitį, jinai dapieždavo vaiką ir siūsdavo savo buvusiam bičiam. Genijus. Ir man, žinot, ką aš labiausiai pagalvoju, mes kaip moteris, aš džiaugiuosi, kad esu moterim, bet vienas dalykas mane užsnisa, kad visas tas neštumas, mūsų, visos tos mėnesinės yra labai atvira. Taip, bleh. Kodėl mes negalim, nežinau, padėti kiaušinių? Rimtai, nereikia savaitę krūvą 3 kiaušinius,
Bičiam net nebūtų šlykštų, jie tokie, o, zaibys, baltymai. Įsivaizduoju, atvarai, kurį rytą atsikeli, nueini pas bičią, tipo, nu ką mažutė, kas pusryčiam, tu atsisėdi, tiesiog plaki iš karto. Nueini pirti, virtuvę atneši. Čia taip nerealu būtų dėti kiaušynus, čia kosmosas yra. Tu eiktų per Velykas, važiuoji, rideni, dažai, mainai su draugais. Nes vis tiek savo natūralūs. Nes tipo, ką aš galiu padaryti iš savo mėnesinų kraujo? Hematogeną? Bet to, kas esat pirkę, matėt parašytą Vita Plus, tai. Labiausiai man, kas patinka būnant moterin, yra kaip vyrai galvoja, kad žino viską apie mus. Bet čia jūs tiek dar daug nežinot apie mus, man taip smagu yra. Pavyzdžiui, nežinau, ar esat girdėję, daug komikų turi tą bairį. Panas myža kaip Kircheris. Panas myža kaip Kircheris. Aš galvoju, bičiai, jūs dar nematėt. Jūs dar nematėt, kaip panas myža ir pučiasi nosį tuo metu. Tas rovė, tarsi ne babytės, kur būna basinė, išsimasažuoti eina ten tas rovė. Jūs man duokit medieną, aš jums išraižysiu vardus tiesiog. Aš kažkada pamyžau, išsipučiu nosį, žiūrą, nesupjaučiau tūdiko. Man dėl to atrodo, kad reikia moteris siųsti į frontą, nes jūs pastatykit rusų karį, viskas. Nes mes turim tą koncentruotą srovę, mes galim sugūryt. Bičiai, kas jum yra? Atrodo, žinot, kaip tas būna šlanga, kur laistyt pievutę. Nueikit pas urologą. Čia nėra gerai. Ir man vienas iš komikų, mes važiavom, turėjom kitūrą, irgi važiuojam, ir kas 2 minučių prašo sustoti, tiesiog, davai, Vyto, sustojam, reikia pamėžti. Savo, aš negaliu, aš pradedu mėžti, man keli lašai iškrenta ir man tada pradeda perštėti. Ir sakau, blet, Emilė, tau pasės uždegimas. Ir sako, bet kai aš va taip užspaudžiu ir laikau, man tada neskauda. Sakau, seniai, nuvaryk pas urologą. Aš nenoriu, kad mane kiti vyrai liestų. Gerai, laikyk užspaudęs, tada aš nežinau. Man keista, kai vyrai va, tikrai galvoja, kad nuvaryt pas urologą, kad jį patikrins, tipo, kad čia yra gėjiška. O tu tarpu, kai moteris gimdo, jie ginekologija sukiša visą ranką ir mes tokios, varyk, mažutė, varysiu antrą vaiką, kad dėl to paties. Man keista šitas dalykas yra. Jeigu bičiai rimtai jūs galvojat, kad tai yra gėjiška ar lesbietiška, kad genitalės siečia, jūs turėtumėte tada žiūrėti, nežinau, gimdymo porno. Tiesiog gimdymo video vietoj porno. Va ten tai hardcore'as yra. Ten realiai frisom yra ginekologija, moteris ir vaikas. Jeigu dvinukai gangbangas. Aš nežinau, man tos mintis būna, aš vis pagalvoju, kaip dvinukai nusprendžia, kuris pirmas lys. Aš taip metą pamarskomu. Pamarskomu vaskyčiai ir visą laiką tą patį, nes dvinukai. Čia neturėjo būti geras bairis. Bet aš jiem pavydžiu, aš norėčiau vis, kartais pagalvoju, bet dvinukai būna, kai jiems zaibys yra šiaip vaikam pilvė, jie tenai guda kaip džakuzį, tiesiog išsiverdi. Sakau, seniai, pasiėm kalių. Dėl to negalima su moterim niekad minėtis, kai jinai laukiasi. Nes jeigu minėsis, vaikas gaus, kad kaljaną duodi. Ne. Galima minėti su moterim. Aš labai atsiprašau už dezinformaciją. Aš needukuotė esu, aš iš Kupiškio, aš mano toks pasteisimas. Kupiškis, 0 edukacijos gyvenime. Aš šviesoforą pirmą kartą pamačiau 18. Pas mus nėra. Pas mus nieko, jokios edukacijos. Visiškai. Aš iš viso galvodavau, kad gėjų seksas yra, tai jie kaip per Avatarą uodegom susijungia. Bet pas mus faina, nes tipo, pas mus visiems ganėtinai viskas pohui yra, nu tipo, nieks nieko nesistebi. Pavyzdžiui, aš būna kartais grįžtu Kupiškę, aš įstatau savo šunį karutį ir vežu per miestą ir visiems pohui.
tu realiai gali sutikti kitą šunį karūtį važiuojant. Aš pagalvoju, aš Vilniui pravažiuočiau, tiem hiparikam galvas išneštų, kur taip, seni šuo karūtį. Jis ten nuo veipų vaidenas. Pas mus ant tiek nėra ką veikti, tarsime, net mūsų policija Kupiškio neturi ką veikti. Rimtai, mane vieną kartą vasarą sustabdė policija Kupiškio. Ir taip, sako, atidarykit bagažinę. Ir aš atidariau ir po to kažkaip draugam užsiminiau. Sako, jo, dabar Kupiškio taip daro, Kupiškio policija taip daro. Jie sustabdo, pasižiūri, jeigu važiuoja moteris. Ir sustabdo. Prieina, pasižiūri. Jeigu jinai su sijonu, paprašys atidaryti bagažinę, kad jo kolega mašinoje turėtų gerą vaizdą. Ir aš galvoju, what the fuck, kas per šūdas? Taigi reikėjo normaliai, kas pasakyti, galėjau po mašiną patikrinti tenai. Dėl savų negaila. Nieko tam Kupišky nėra, va tas liūna, nieko nėra. Pavyzdžiui, mes turėjom, atvažiavau Vilnių, čia visas viešasis transportas. Transportas jūsų. Bet mes Kupišky turėjom vieną autobusą, vairavo Kęstutis, jei Kęstutis užgerė, negrįš namo. Jums čia pasisekė. Ir su narkotikais irgi man būna keista, visą laiką mano draugai Vilniečiai sako, blemba, Vilniui nėra gerų narkotikų. Va, buvau Berlyne, ten kokie geri, va, Vilniui nėra gerų narkotikų. Aš galvoju, seni, pas mus Kupišky ibuprofeną antifrizų purkšdavo ir stumdė kaip ratus, apie ką tu kalbi. Nes man, šiaip, keistas dalykas yra, bet su tais narkotikais, kad baudžia taip pat. Realiai, kad ir ką tu vartoji, tave baus taip pat. Mane tas užsisa, nes aš suprantu, jeigu tipo tu išsirengiai vaikų žaidimų aikštelėje, susileidai heros ir po to bėgi paskui vaikus, pagausiu. Jo, mes tave sodinam. Bet jeigu tiesiog namuos parūkai, kas sakiau, kad nukerpam drėdus ir paleidžiam. Mano vienas irgi gėdingų dalykų buvo, aš kai atvažiavau Vilnių, buvau pirmą kursę ir buvo FID dienos ir tenai buvo palapinė Krišnaitų, Haris Krišnas išpažinėjo. Ir aš nežinojau, kas jie yra, jie ten oranžiniai apsirengė. Ir aš einu ir tokia, o, Svetbankas. Ką žinau, jie ten, blemba, dainuoja savo kažkokią švediškai, nesuprasi. Savo pinigų šokį šoka. Ir man žiauri gėda, nes mes tik gal prieš 2 metus ėjom su draugė per miestą ir eina, tipo, Krišnaitai dainuoja, aš sakau, žiūrėk, Svetbanko gimtadienis. Ir jinai sako, ne, Vita, čia Haris Krišnas išpažinėjai, čia sekta. Ir aš sakau, ne, sako, taip, aš iki šiol netikiu. Man atrodo, Svetbankas tiesiog labai linksmi. Sen, ne, aš dirbu ten, ne. Jo. Šiaip žiūriausias yra dalykas, su to nepasitikėjimu, kad nieko netikiu ir aš šitą labai terapijoje savo gvildinu dalyką, kodėl man tas nepasitikėjimas žmonėm yra. Ir mes su terapeutė išsiaiškinom. Mano visas nepasitikėjimas gyvenime yra iš to, kad mano visą vaikystę, mano vyresnė sesė mane apipisinėjo. Visą vaikystę. Mano sesė, kai man buvo 6 metų, mane įtikino, kad mane pagimdė mūsų šuo Sara. Aš pusę metų iš šunį kirpiaus mamą. Ir mane šėrė tais pačiais kanukais. Ir kad būtų tėvai bent pasakę kažką, ne, jam bairis buvo. Ir aš per Velykas dabar užmečiu mamą, sakau, atsimeni, kaip Gedrė apipiso mane, kad Sara mane pagimdė. Ir mama tokia, va tavo sesė tai tikra komikė. Keista mano šeima, taip myliu savo šeimą, bet mano sesė mane naudodavo per gimtadienius kaip pinjatą, bet pakviesdavo gimtadienį. Mano tėvas Stalius, nežinau, gal kas matė, kas ne, jo, mano tėtis Stalius. Ir jisai jau 30 metų Stalius ir per tiek darbo, per tiek metų jau jam realiai ant rankų krumpliai belikė. Bet dabar jau jisai ramiai, jau tipo susitaisė, atsakingesnis darbe, nebežiūri savo darbą pro pirštus. Jisai kažkaip buvo Kaune šou ir buvo tėtis atvaręs. Ir sakau, tėt pamojok ir jis toks. Gerai dabar nebegali čiupinėti moterų. Tik mušt.
Nežinau, man, žinot, su šeima yra tas dalykas, labiausiai užsintis dalykas, visą laiką grįžti, gal ir jums būna, grįžti namo, pas tėvus aplankyti ir visą laiką bus tas pats, kad tipo, tu ilgiau pamiegi, jiems jau tragedija, reikia pasipizdavoti. Oi, pamiegau ten iki 12, 1, ten 5 vakaro, kaip blogai. Ir visą laiką būna nusileidi ryte, tipo, kokią 2, 3, ir tipo, kas atsikėlė, princesė mūsų? Kaip mėgoji, ar ant žirnio mėgoji, kad pažadino, kas, kaip tau kiaušinienę daryti? Išsinešimui. Nežinau, sako, reikia vertinti savo šeimą, savo. Aš vertinu 6 iš 10. Nes mane, mano šeima yra tiesiog buvę kambariokai, kur duodavo pinigų. Viskas. Čia visi, kurie traumuoti, supranta. Bet, yra, kad man, pavyzdžiui, tiesiog, gerai pavyzdys, man su kalėdom padovanojo gertuvę. Tiesiog, aš rimtai per šitos metus, per visus renginius susirinkau 17 gertuvių. Kur, blėt, jas dėt? Aš, man atrodo, neši šlapimo mėginius gertuvėse tuoj. Reikės atsargiai mišką, kad neprapjaut. Ne, tai va, šeima dar šeima, bet giminė, nahui. Kodėl visose giminėse turi būti tas vienas dėdė homofobas? Visą fucking laiką. Ir mano vienas dėdė, žiaurus homofobas, ir mes su sesė žiauriai bandom jį edukuoti. Visą laiką sakom, bet dėdė, supras, gėjais yra gimstama. Ir tada tie debiliški klausimai. Jo, bet tai kaip jie ligoninėje žino, kuris vaikas gėjus gimė, kuris ne? Ir mano sesė praradus viltį tokia. Tai sesutės, kas 10 vaikų štampuką uždeda. G raidytė, gėjus. Mergaitėms L, lochė. Ir man tai patiko, aš taip žvengiau, nes dėdė pasimetė, nes jis turi G raidę išsitatuiravęs čia. Nes sūnus Gediminas. Ir jis bando slėpti dar dengi, sakau, dėdė, nesisėp, mes tave priimam. Nes jis grinai yra iš tų vyrų, kur tipo niekad nesitemps nuo saulės kremo, nes aš nepydaras. Bet tu turi 3 laipsnio nudegimą dabar. Gal ir nusipelnė. Aš džiaugiuosi išvažiavus iš Kupiškio į Vilnių, kad gavau tos edukacijos. Kupiškis fainas miestas, aš čia stumiu 20 minučių dabar ant jo, bet dabar turiu Vilniui problemą, kurios niekad neturėjau Kupiške. Mano laiptiniai apsigyveno 7 benamiai. 7 bomžai. Ir aš tiek su jais kapojos. Eik, tu savo kiek kapojos. Jie jau žino, kur aš gyvenu. Ir buvo kažkada diena prieš pasirodymą, išvarinėjau, kad veš šunį ir girdžiu kažkas už durų. Ir aš pasižiūriu pro akutę, myža nuo mano durų. Myža. Aš staigiai atidariau ir su toks ramiu veidu. O, ką tu čia? Ir ką man pasakyti, tudikas užsikimšo, aš galiu kartu pamyžt biškį. Ir aš žiūriu jį, žiūri mane ir iš toliau myža. Ir pribėgo mano šuo, pradėjo ant jo myžt. Ir aš nesuprantu, ar man dabar reikia ant šuns myžt, ar... Bet The Fane is Beautiful. Naujas projektas. Ne, jaučiu saugiausia, kur tikrai patiko labiausiai gyventi, buvo pas mamą. Gimdoj. Bet su gimda yra tas suktas dalykas, nes mes turim tą 3 mėnesių bandomąjį laikotarpį, kur gali išmest tave. Sveikinu, visi išgyvenom. Buhu! Yeah! Pro-life. Ne, šiaip saugiausia, kur man gyvent buvo, atsimenu laikotarpį pas babą. Labai myliu savo babą. Labai nuostabus žmogus. Bet mano baba turi tokį dalyką, jinai per kiekvienas kūčias liepia sukalbėti visą rožančių. Ir aš nežinau, kas yra mano smegenim, bet man visada ties kokiu 6 poturiu jos atsijungia ir gyvena savo gyvenimą. Visą laiką būna, kaip dangoje, taip ir žemėje. My milkshake brings all the boys in the air. Right. Ir aš žiūriu, aš tverkinu prie silkės, tiesiog, kažkada tiesiog prasidėjo, kad, receptai 200 gramų varškės, 3 kiaušiniai savo, 2 stiklinės miltų. Bet, Pasibabyti yra, mano jaučiu tas juodas humoras atėjo iš babos. Keista, bet tikrai. Jinai jau turi išsipirkusi vietą kapinėse.
Ir nes sirgo vėžiu. Išsivirko viekatą kapinėse ir pasveiko. Ir dabar tokia, dabar važiuot tvarkyt. Ir jinai važiuoja kiekvieną savaitgalį tvarkyt kapinių, kur nieko nėra. Sakau, bab, kam? Sako, tai jei kas atvažiuos. Ir jinai taip supykus, kad tipo išsigydė tą vėžį, turėjau, dabar va čia nebėra. Sakau, bab, nesidžiauk radęs, neverk praradęs. Labai keista yra, bet, seneliai turi tą savo tokį keistumą, reikia vis tiek, būti biški tolerantiškiam, reikia suprasti, mes sakom, norim tolerancijos homoseksualiems žmonėms, norim tolerancijos moterim, reikia tolerancijos ir seneliam, nes jie yra tiesiog mielai nesusipratę gyvenime. Aš žiauriai spjaudus visą vakarą. Atsiprašau, jūsų. Reikia, seneliai yra mielai nesusipratę. Pavyzdžiui, dabar mes per Kalėdas su šeima padovanojam tą robotuką siurblį seneliam. Atvažiuojam antrą Kalėdų dieną, senelis padėjęs maistelį ir vandens. Ir sakau, kaip veikia, ir senelis toks, Murzau, ir atvažiuoja, Murzus. Senelis lašina, numetė Murzus, geras Murzus. Aš jaučiu, atvažiuosiu dar kada po Velykų, Murzus sės, gult, apsivers, moka. Bet yra tas dalykas, jie mielai nesusipratė ir su močiutė iš viso kitas dalykas, mano močiutė, biškai liūdna, bet susirgo senatvinę demenciją. Bet mes šitą pamatėm, kai jinai pradėjo šnekėt kaip Maibachas. Tiesiog aš dabar skanu, gruodžio vidurį su gimtadieniu. Ir pradėjo aliejų gert. Aš nenustebsiu, į kokį sekmadienį įjungs internetą Baba Jungle King'e, piznas tiesiog. Čia tai būtų nerealu, jūs įsivaizduojat, babytės mušasi, Jungle King'e, čia kosmos. Įsivaizduoja, kad ateina tos babytės tokios, išsiema savo protezus, užsimano savo mėgstas pirštinės ir pradeda treštogi tiesiog, Jelena lysi pas vyrą po Veleną. Kaip būtų žiauriai. Ja, bet mano babytė žino mano situaciją su depresija irgi dabar buvo, sako, atvažiuok Vidutė, tau liūdna, atvažiuok, aš tau duosiu veiklos. Atvažiavau, man davė skost avį. Ir aš pirmą kartą tai dariau, pirmą kartą skutų avį ir tu kai gauni tokį dalyką daryti, tu nedarysi to normaliai. Aš pirmiausia, jai išskutų skrydaksa šone, po to tokia juosta per pilvą, atrodė visų kroptopų tiesiog. Bet po to staigiai užtaisiau, nes ant kiek nėra faina, kai avį kroptopas tinka labiau nei man. Nes aš žiūriu ją ir man pavydas kyla. Aš žiūriu tokia, blet, kokia kurva. Mano sesė žiūri, rimtai kokia kurva. Mano sesė šyso ant savo vies išskuto lydų ženkliuką. Sako, visada šviežia. Jo, ir pabaigai. Pagrindinis... Pabaigai pagrindinis dalykas, ką noriu pasakyti, mano babytė man yra svarbiausias žmogus gyvenime. Ir jinai, va šitas Kalėdas man padovanojo, kad turėčiau ko rūpintis, padovanojo 4 vykusus. Todėl dabar, jei koks bičias mane įskaudins, aš, turiu vazonų. Gerai, tiek iš manęs, ačiū! Ačiū Vinus, jums labai ačiū!